Visata yra gana didelė. Įdomiausia tai, kiekvienas iš mūsų, kurie gyveno čia, užima savo mažytį pasaulėlį. Pavyzdžiui, tipės atvejis. Tai paprasta mergina su mylinčia mama ir kate vardu Kiaulytė. Ir ji niekada neįsivaizdavo, kad už milijonų mylių gyveno vienišas veikėjas vardu Labutis! Žemo rango narys iš klajoklinių padermės, vadinamos bubais. Na ir kur jūsų nuotaika? Jie ieško saugios vietos, kurią galėtų pavadinti namais. Ant kokio augalo auga šio obuoliukai? Labai didelė tikimybė, kad šie du niekada nesusitiktų. Bet visata yra labai nenuspėjama. Jei neišleisi manęs, tada aš imsiu šaudyti lazeriais iš savo akių. Tu taip gali? Taip. DreamWorks Animation. Ką padarei mano automobiliui? Jis dabar skraidys biškį geriau. Na, o dabar esu pasirengęs priimti vieną iš jūsų žmonių tradicinių padėkos gestų. Yra tokia tradicija trenkti į nosį. Nori? Ai, tiek to, padėkosi kitą kartą. Naujas filmų kūrėjų krūdžiai. Tavo automobilis užkrėstas. Čiagi kačiukas. O ko jis vibruoja? Jis toj susprogs! Ir kaip prisijaukinti slibiną darbas. Ir kuo tu vardu? Mane vadina Tipė. O aš Oi. Oi? Man šį vardą davė mano daug draugų. Labutis! Ką veikiam? Labas! Nesugaunami. Kodėl jie tavęs ieško? Ai, padariau porą klaidelių. Oi. Paimkit šitą bubą! Nenuspėjami. Kas čia darosi su mano kūnu? Tai vadinama šokiu. O ne, mano rankos kyla aukštyn, tarsi man būtų dzin. Ir jų kelionė aplink pasaulį. Mano eilė vairuoti. Kur rakteliai? Tai kad tu siaubingas vairuotojas. Bus nepamirštama. O, žiūrėk, ten mūsų mašina. Tu nori išvaryti mane iš proto? DreamWorks namai. Jau greitai visuose kino teatruose ir 3D.